Labadiena, esu Šarūnas Navickis, atvykau iš Klaipėdos ir atvežiau lauktuvių pačiam svarbiausiam šalies dviratukininkui, kuris, kai nemina pedalų ir nesuka į dešinę, tai buvoja štai šiame pastate, ant kurio sienos užrašyta Lietuvos Respublikos vyriausybė. Iš čia jisai ir daro ant Lietuvos savo darbus, kurių mes negalime nejausti arba juos nereaguoti. To reagavimo požymis ir pasekmė ir yra šios lauktuvės, kurios tokiam žymam dviratukininkui, tikiuosi, labai pravers. Ypač tais atvejais, kai vėl iškris iš balnelio. Tai yra atsarginis ratas ir pompa, kad pasipūstų. Na, o tuo pačiu dar paskaitysiu ir laišką, kurį esu jam atvežęs. Laiškas nėra ilgas, manau, kad visiškai išsiteksime formate. Lietuvos Respublikos vyriausybės vadovui ponui Andriui Kubiliui. Sveikinu jūs padarius tai, ko Lietuvoje niekas iki šiol nepadarė, ar jiems valdant tokie dalykai tiesiog nevyko. Už naktinę mokesčių reformą, sužlugdžiusią ne vieną verslą ir už rytinį įsilaužimą pagrobant vaiką. Už demonstrantų sušaudymą guminėmis kulkomis kadencijos pradžioje ir signatarų teismą kadenciją einant į pabaigą. Už trigubai padidinus valstybės skolą ir trečdaliu sumažinusios gyventojų skaičių. Už atkaklų radiacijos efektyvumo didinimą, kas atsilieps ne tik dabartiniams, bet ir būsimiems Lietuvos piliečiams. Už negimusius Lietuvos vaikus, kurių mamoms skirtos išmokos buvo panaudotos kilnesniems tikslams kabutėse. Juk ką mums tie vaikai, svarbu, kad biurokratinis procesas nenukentėtų. Ir už begalę kitų dalykų, kurių vieta be abejo yra tame neparašytame vadybos vadovėlyje, kurio iš anksto gyrėtės, kaip išskirtinių savo išmanimų suvaldant krizę, šalies gyventojų išlikimo sąskaitą. Savo ruožtu pasižadu niekada šito nepamiršti. O jums linkiu niekada čia nebegrįžti. Šarūnas Navickis, parašas. Na, o dabar metas pristatyti dovanas. Atvežiau lauktuvių. Ar kas nors priimtų ir perduotų premjerui, kai grįš iš atostogų? Lauktuvės yra lauktuvės, aš tu nieko nesitariu. Čia lauktuvės įžymiausiams šalies dviratukininkui Andriui Kubiliui. Jis taip pat ir vyriausybės pirmasis ministras. Labą dieną. Labą dieną. Noriu lauktuvės perduoti. Puikiai, tai prašom priimamai. Kur aš turiu tą padaryti? Jūs turėtumėte išeiti, nusileisti laiptukais ir lygiai 50 metrų praeiti į tą pusę. Ir tame pamatysite, yra Gražiniškaba, Lietuvos Respublikos vyriausybės priimamas. Ačiū, ten kas nors priims? Turėtų priimti. Čia ne pas mus, čia priimimas yra. O centrinė įmonė ten, taip, aš tik iš ten sakai pas jūs. Nors toks per vidurį. Čia vat yra lauktuvės, ratas, pompa, daiktai matote nauji, bet mūsų ekonominė situacija tokia, kad turim to dalyką. Daiktai, kaip matote, ne nauji, tačiau ekonominė situacija neleidžia išlaikyti, todėl dalinamės to, ką turim. Nu, ką jūs ten darysit, tai toliau yra visiškai jūsų nuožiūra. Aš jokio tokio pretenzijų, iš visokio pretenzijų neturiu. Sakau, atvežiau lauktuvių iš Klaipėdos, važiavau per visą Lietuvą. Atnešiau, įteikiau, reiškia, ir viskas. Informavau žiniasklaidą. Teko stebėti, kaip visai nesenai prie vyriausybės rūmų visai neįprastų nešinių praėjo pakankamai žinomas žmogus Šarūnas Navickis. Kilo klausimas ir susidomėjimas, ką jisai planuoja daryti su dviračiu ir su dviračio pompa. Tai, kad jo maršrutas pakrypo link vyriausybės rūmų, mes susidarė įspūdis, kad tikriausiai jo paskirtis to dviračio pasiekti vieną žymiausių mūsų šios dienos politikų Kubilių. Iš to, kas vyko toliau, taip ir buvo matyti, kad
tas dviratis, tiksliau dviračio dalis buvo skirta ministrui pirmininkui, kuris tikriausiai tą dovaną apsidžiaugė. Ką jisai su ją veiks, sunku pasakyti, bet tikriausiai tai neprisidės prie to, kad jisai su tuo ratu sugebėtų grįžti dar sykį prie valstybės vairo. Ko palinkėjo ir tos akcijos organizatorius Šarūnas. Mano nuomonė, iš tikrųjų, sakyti žodžiai buvo teisingi, palyginti faktai taip pat, tokie primenantis ne pačią šviesiausią mūsų praeinančios vyriausybės valdymo kadencijos, vadinkim, vertinimą. Tai tie dalykai šiandienai labai susiję. Malonu, kad yra žmonių, kurie dar turi pilietinės iniciatyvos ir randa laiko ir ryžto atkreipti dėmesį į tas problemas, nes šios dienos pilietiškumas iš ties nėra toks, kokio norėtųsi, o viena kita kibirkštėlė tikriausiai padės mums tą atgaivinti ir nežiūrint artėjančių Seimo rinkimų, tikriausiai tai yra su tuo susiję. Bus dar ir pakankamai pilietinės iniciatyvos neorientuotos į politiką, bet į visuomenės sąmoningumo ugdymą ir skatinimą.